Atlikus rezervaciją, jos duomenys matomi ne tik puslapyje prekės sandėlyje, bet ir kliento objekto puslapyje ir puslapyje sutarčių priedai. Abu puslapiai turi lenteles, kuriuose pateikiami pagrindiniai sutarties priedo duomenys, pagal kuriuos buvo suformuota rezervacija, o kiekvieno šios lentelės pateikto sutarties priedo eilutėje stulpelio veiksmai yra 3 mygtukėliai – mėlynas, oranžinis ir žalias. Paspaudus mėlyną mygtukėlį, patenkame sutarties priedos peržiūro puslapį, kur matome pasirinkto sutarties priedo duomenis. Tačiau šiame puslapyje negalime keisti jokių duomenų, tik atsispausdinti šį sutarties priedą ir pereiti į kitus puslapius. Šiame puslapyje yra laukai, kuriuose pateikiama informacija apie tai, kuris programos naudotojas ir kada sukūrė šį dokumentą. Jei dokumento duomenys buvo pakeisti po pirmojo jo sukūrimo, taip pat matytume, kas ir kada atliko paskutinius šio dokumento atnaujinimus. Dokumentą atsispausdiname, paspaudę mygtuką spausdinti. Einame į kliento objekto puslapį ir paspaudžiame oranžinį mygtuką, kuris atidaro pasirinkto sutarties priedo redagavimo puslapį. Šiame puslapyje galime keisti arba papildyti įvairius duomenis. Papildomai įvedame vieno komponento kiekį. Pakeičiame nuomos kainą. Peržiūrime sąrašą, pasirinkdami, kad sąraše būtų tik komponentai su nenuliniu rezervacijos kiekiu. Atliekame skaičiavimą ir sukuriame dokumentą su naujais duomenimis. Matome, kad duomenys pasikeitė. Ir atsirado laukai, kas ir kada atliko paskutinių duomenų atnaujinimą. Grįžtame į kliento objekto duomenų redagavimo puslapį. Visų dokumentų peržiūros puslapis visada pasiekiamas. Tačiau redagavimo puslapis tampa nepasiekiamas, kai tam tikro dokumento duomenys panaudoti kitiems dokumentams suformuoti. Sutarties priedo atveju jo nebebus galima redaguoti, kai šio dokumento duomenys panaudosime pastolių komponentų perdamo į kliento objektą aktui suformuoti. Tai bus padaryta kitame vaizdo įraše, spustelius žalią mygtuką, užvedus pelės žymeklį, ant kurio matome tekstą aktas.